Sveiki, čia Algimantas Kviecys, čia skeptiški pokalbiai, dar vienas skeptiškų pokalbių epizodas ir šį kartą pakalbėsime apie duomenis, data science, machine learning, dirbtinį intelektą, statistiką, duomenų analizę ir nežinau, aš čia sugebėsiu labai gudrių klausimų užduoti tą temą, kurią nelabai pats ką suprantu, bet ten panagrinėtas temas naujas yra visada įdomu. Šiandien svečiuose Vaidotas Zemlys Balevičius. Labas, Vaidotai. Sveiki. Vaidotas yra duomenų mokslininkas, duomenų turbūt analitikas, dirba su duomenim Euromonitor International įmonėje, turintis didžiulę patirtį ir tai va, pašnekėsime įvairiom tom subtemom, aš tos perskaitysiu Vaidoto regalijas, nes jų čia yra nemažai. VU ir universitete Lille matematikos mokslų daktaras, disertacijoje nagrinėja invariantiškumo principą funkcinėse tikimybinėse erdvėse bei jo taikymų statistikoje. Tai čia turbūt paaiškinsi, kas tai yra vėliau. Nuo 2005 iki 2023 metų dėstė matematinę analizę, finansinių laiko eilučių ekonometriją, panelinių duomenų ekonometriją, statistiką, VU matematikos ir informatikos fakultete, ekonomikos ir verslo administravimo fakultete ir ISE. Nuo 2015 metų dirba Euromonitor International, dabar yra Head of Data Science, duomenų mokslo vadovas. Iki 2018 metų užsiėmė ekonometrinio modeliavimo, gyventojų pajamų paskirstymo modeliavimu, rinkų pardavimo makroekonometriniais modeliavimais. Tai čia turbūt Euromonitor International arba kažkur kitur turbūt dar patikslinsi. Euromonitor. Ir tu paminėjai taip pat, kad yra prisidėjęs ir prie atvirų duomenų tos, kaip pasakyti, politikos ir propagavimo šito judėjimą, jei galima taip sakyti. Aš pažiūrėsim, kas ir ten. Tai tu gal pradėkim nuo to, papasakok šiek tiek, ką tu dabar dėstai, ar vis dar užsiimi akademinę veiklą ir trumpai, ar yra vilties tose naujoji kartoj, kuri kaip ir daug kas teigia, kad matematiniai sugebėjimai vis prastėja, automatiškai tikimybė didelė, kad ir statistikos, duomenų apdorojimo tokie įgūdžiai prastėja. Ar čia yra mitas? Yra kažkokios tai krislo optimizmo naujoji kartoj? Naujoji karta visada yra skirtingai nuo mūsų. Aš turiu sūnų, kuriam 16 metų, bus greit 17, dar kitą sūnų, kuriam yra 13, bus 14 greitai. Tai labai įdomu, žinai, kaip sakant, vis dėlto jie yra visai kitaip augę, visai kitaip supranta pasaulį. Tai dėl to vertinti, toks palyginimų lyginti mus, pavyzdžiui, mano kartą su kuri mano karta gimė, aš gimiau dar prie Brežnevo, tai ir nepriklausomybę pamačiau jau būdamas 10 metų. Tai vis dėlto jinai skirtinga ir toks, vėlgi, čia yra ta klasika, kad jaunimas yra kvailesnis. Aš girdėjau atėjęs universitetą prieš 25 metus, kad mes prastesnė karta, tai ir dabar tos kalbos eina. Aš sakyčiau, kad visados, čia dar tokių vyresnės kartos požymis, maždaug, kad jaunimas prastesnis, bet aš manau, tiesiog yra kitokie. Ir, vėlgi, kadangi jie yra kitokie, tai taip, jeigu mes šnekam apie, pavyzdžiui, savo kurso dėstymą, galima sakyti, kad aš pakeičiau savo filosofiją, kai anksčiau man būdavo svarbu išdėstyti matematinius dalykus, labai remtis labiau koncentruotis į matematiką ir būtent techninės detalės matematinės. Dabar man svarbiau, kad žmonės suprastų esmę ir matematika yra tik tai tam tikras įrankis ir aš neakcentuoju tų matematinių metodų. Tai aišku, čia tiek atspindi mano pačią filosofiją ir profesinę karjerą, kur matematika yra labai gerai, bet jeigu mano kursai, kur mano, dabartinis dėstomas panelių duomenų ekonometrijos kursas, jis yra labiau skirtas žmonėms, kurie neturi, ir kur aš dėstau, jie neturi visiškai pilno matematinio pasiruošimo. Tai man koncentruotis tą matematinį pasiruošimą, kai dirbi su nematematikais, būtų kvaila. Nes tiesiog tada gaunasi, nei žmonės mane supras, nei aš būsiu patenkintas, kad aš išdėsčiau kažką, kad kažkas studentams liko. Tai vėlgi su to matematiniu pasiruošimu. Faktas taip, aš irgi galiu žiūrėti, kaip nebeakcentuojamas tas, sakyčiau, gal tas techninis dalykas ir trūksta, yra problemos su matematikos dėstymu mokykloje, bet vėlgi žiūrint iš tokio asmenės perspektyvos, gal vis dėlto manau, kad protingi, mano visada buvo tas mąstymas, protingi žmonės randa kelią ir nepaisant to.
Tai jeigu mes žiūrime, tų protingų žmonių Lietuvoje netruks, vis tiek žmonių protingi liks. Aišku, o dėl, kad problemos yra, tai jas reikia spręsti, bet, aš nepasakyčiau, kad matau, kad žiūrėkit, kvailė. Ne, kiti žmonės, visi yra protingi. O tai jeigu galima teikti, kad vieni įgūdžiai pakeičia kitus, tai kokia ta naujoji karta? Kas pas juos yra kitaip? Kas leistų sakyti, kad į mano komandą kažkada gal ateis žmonės, kurie tikrai galės kitus pakeisti ir puikiai įsilies. Jeigu mes kažkokius galbūt vienus įgūdžius ne taip gerai vystom, bet galbūt ateina kažkokie kiti įgūdžiai, kaip tu minėjai, kažkokie gal techniniai tokie dalykai šiek tiek nublanksta ir bendras žinojimas, suvokimas, kaip išspręsti problemą, surasti įrankį galbūt, kuris jau yra kažkieno pagamintas anksčiau ir išspręsti yra svarbus. Ar čia vis tiek, ta prasme, hardcore skillsai visada yra svarbus ir nieko per daug nenuveiksi, jeigu neturi to pamatinio kažkokio pasiruošimo? Vėlgi, neturiu aš tiek pakankamai duomenų ir ne tiek dirbu su tais studentais, nes tas, kaip sakant, ir su darbuotojais tiek, kad galėčiau siekti daryti apibendrinančias išvadas. 18 metų parašai, kad pradirbai ir negali jokios išvados padaryti, ne? Vėlgi, bet aš sudos dirbdavau su kursais, ir studentų matau po 30-40 per metus. Kad siekti maždaug ir kai matai tik tai vieną kursą, negali. Mažai imtis. Aš sakyčiau, tokių toli siekiančių išvadų, vėlgi, žmonės labai mėgsta su mažai duomenų iš karto sakyti didelių. Aš manyčiau, tai problemos niekur nedingo ir jas spręsti vis tiek reikia. Žmonės, jeigu turi fundamentinius gebėjimus, tikrai tas problemas išspręs. Ir viskas. Ir vėlgi, žiūriu mūsų, pavyzdžiui, iš savo darbuotojus, kurių yra įvairaus amžiaus, išsprendžia problemos, išsisprendžia. Kai tu samdai žmonės, jie išsprendžia tas problemas. Tai dabar sakyti, kad maždaug, žiūrėk, kad jaunoji karta čia viskas bus blogai, aš negaliu taip sakyti. Aš skeptiškai tai žiūriu. Aš manau, kad vis tiek kažkaip bus, galim žiūrėti įvairius trendus ir nors vėlgi, čia yra kiti žmonės, kurie labiau užsiima švietimu ir gali tą matyti, kad negali nuneigti, kad yra problemų su mūsų matematiniu švietimu. Ir sakyčiau, reikėtų grįžti tą fundamentinį supratimą, kas yra matematika, kaip profesorius Norvaiša nemažai turi minčių tą temą ir ten būtent užsiima Vilniaus universitete, kaip grąžinti tą tikrąją matematiką, tą fundamentinį supratimą. Nes manyčiau, kas tikrai yra blogai, tai tas yra gal bandymas palengvinti, matematikoje lengvų kelių nėra, tai sakė prieš kelis tūkstančius metų, ir bandyti supaprastinti tą dalyką, apsimetant, kad, žinote, čia, kaip sakant, nėra, kad padarykim, kad būtų lengviau vaikams, tai, manau, yra blogas kelias, nes, pavyzdžiui, kai reikia fizinio pasiruošimo padaryti 10 prisitraukimų, nieks nelengvina jų. Čia gal tas pats dėdė, kurio nesenai straipsnis išėjo apie tai, kad matematika nėra kalta, kad mes nesuprantam matematikos. Galbūt... Kuris čia dėdė? Nežinau, tu mini kažką iš universiteto, bet nes nemačiau tokį straipsnį. Tebūnie. Ten tų straipsnių būna, matot, labai reikia atsargiai žiūrėti, nes matematika, toks kaip mokslas, yra labai apipintas mitų, ypač žmonių, kurie, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu pasižiūrėsim, vėlgi, komentatoriai, maždaug, jie šnekam apie ką mokykloje labiausiai, ko neprireikia gyvenime, matematika visada iššoka į priekį kaip tas dalykas, kurio labiausiai nereikėjo. Nors, pavyzdžiui, biologija, man, pavyzdžiui, biologija, ten kažkokie... Žiauriai reikėjo. Jo, tai vėlgi, kai pradedi vardinti, maždaug, man irgi, apskritai, manyčiau, kad reikia fundamentaliai pakeisti mūsų, ne tai, kad fundamentaliai pakeisti, bet suprasti, kad tai, kad tu išmoksti apie pasaulį, mokykloje yra vienintelės vieta, kur tu išmoksi. Tai, pavyzdžiui, profiliavimas mokykloje, kad atsisakoma chemijos, fizikos, tai, manyčiau, yra didžiuliai, nors kad išaugo žmonės, kurie chemijos normaliai nėra mokęsi arba fizikos, bet lygiai tas pats galioja ir humanitariniams mokslams. Tu turi mokyklai paruošti tas, kur šnekamas universitetinis užsilavinimas, universum, kad jis yra visuotinis, tai universitete jo nebeduoda. Universitete duoda, tu gilinės į konkrečias žinias. Pavyzdžiui, aš matematikos ir informatikos fakultetą stojau, žinojau, kad man nebus jokios istorijos.
nebus biologijos, man bus tik matematika ir aš galėsiu, ir aš, kaip sakant, galėsiu įrodyti visados, kad aš padariau gerai ir žinosiu, ar padariau gerai ar blogiau ir nebus jokio maždaug tipo ten, žinai, man nepatiko tau, kaip pasakei, nes ar dar kažkas. Ir tai galioja visom kitom specialybėm. Mes universitete universalių žinių nebeįgaunam, mes gilinam, nes vėlgi mūsų pasaulis pernelyg sudėtingas ir jeigu mes neįdam universitetą, mes turim gilinti tą žymę savo pasirinktojų srityje, kad galėtume suprasti, nes tai tiesiog pasaulis pažengė. Tai tas bendra pasaulio supratimas lieka tik tai mokykloje. Ir reikia, susiprasti, kad reikia šviesti visapusiškai žmonės mokykloje, o ne lengvinti jiems ir per anksti juos pradėti profiluoti. Čia gaunasi tam tikros toks tarpas, jeigu tu esi toks paauglys, ypatingai dabar dar galbūt skeptiškas toks ten 12, 14, ten 16 metų, kuris greitai išprofiliuotas yra ir tam tikri dalykai gali sukelti tokių, nežinau, pasaulėvaizdžios spragų, tam tikrų, kai tu gyveni kažkokioj kultūrinėje erdvėje ir tam tikrų domenų fundamentaliai visiškai nesupranti, net nesi prie jų niekaip prisilietęs. Bet aš gal nenorėčiau išsiplėsti per daug į šitą temą, pajudėkim. Tu minėjai žodį trendai. Tu dirbi Euromonitor International, kiek ten 21 metus ir panašiai. 20. Tai ar nenusibodo? Pirmas klausimas, bet galėsi dar jį atsakyti. Kaip su tais trendais? Tai jeigu neklystu, čia yra įmonė, kuri analizuoja įvairius trendus, apdoroja įvairius duomenis, parduoda tai verslo ir galbūt valstybiniams subjektams, kurie užklausia, kaip sakyti, perka tas kažkokias analizės ir panašiai. Patikslink, ką daro Euromonitor. Euromonitor yra, vadinasi, rinkos tyrimų bendrovė. Šiais metais švenčia savo 50 metų jubiliejų. Jinai prasidėjo įsikūrė Londone ir tada būtent vadinosi Euromonitor, kad teikia duomenis apie Europą, būtent Jungtinėje karalystėje. Ir dabar jinai yra išsiplėtusi, man atrodo, mes turim, aš visos užmirštu, kiek mes tų ofisų turim, bet kiekvienam žemynė turim, išskyrus Antarktidą. Tai Europoje yra 3 ofisai, tai yra Vilniuje, Düsseldorfe ir Londone, turim Amerikoje, Čikago, Meksiko, Pietų Afrikoje turim Cape Town'e, turim Dubajuj, turim Azijoje, Australijoje ir Pietų Amerikoje. Ir kas yra įdomu, yra hubai tokie, nes kiekvienam ofise tai yra pardavėjai, kurie pardavinėja duomenis ir to regiono specialistai, kurie renka duomenis, bet turim mes tokius hubus vadinamosius, tai yra Bangaloras ir Vilnius ir Cape Town'as, kur Bangalore ir Cape Town'e yra žmonės labiau informaciniam technologijom, o Vilniui būtent įsikūręs Data Science skyrius ir Consulting Analytics, kurie aptarnauja visą įmonę. Tai visos grupės lygmenių Vilnius yra kaip stipriausias komandas turintis būtent Data Science srityje. Ne tai, kad stipriausias komandas, vienintelė komanda Data Science yra Ir Vilniuje visados mūsų kompanijų buvo kaip toksai R&D centras, kur visos naujienos ir naujausi dalykai daromi būtent Vilniuje, idėjos gimsta. Tai čia yra toksai, kaip sakant, unikalus mūsų ofisas, nors vienas iš didžiausių kompanijų, pas mus 200 žmonių yra. Tai kuo Euromonitor užsiema, tai yra būtent, aš visados vadinu, atsiprašau, jinai užsiema, kaip aš visus pasakoju, kaip priimdamas į darbą žmonės, ką mūsų kompanija užsiema. Mes užsiimam duomenų standartizavimu, nes įrėda, kad surinkam duomenys apie, tai vienas dalykas, tai yra tie visi makroekonometriniai duomenys, nes mes esam toks kaip ir pasaulio statistikos ofisas, plus visi rinkų duomenys. Tai yra rinkų duomenys, tai reiškia visi, tai vadinamasi fast moving consumer goods, tai reiškia visos rinkos, kurios... FMCG visą tą rinką, mes turim vadinamų 20 industrijų, kur mes renkam duomenys būtent apie visose šalyse, ten mūsų 80 šalių, kurios yra pagrindinis coverage, po to yra tenais papildomų duomenų iš viso apie 200 šalių. Ir visi duomenys, kuriuos žmonės nori, mūsų klientai yra didžiosios kompanijos, jeigu tu nori priimti strateginius sprendimus, kur tau plėstis, kaip tavo rinka didės ir taip toliau, tai mes galim pateikti duomenis, kaip ta rinka atrodo. Ir mūsų tas iššūkis, pavyzdžiui, grinant klientai mūsų eina, pavyzdžiui, nori sužinoti, ką nors apie rinką,
pavyzdžiui, ten plėsis ir toliau, nu, tai kokie yra, nes dažniausiai didžiosios kompanijos matuoja savo pasiekimus, tai kiek jiems pavyko aplenkti rinkos augimą. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu augi kartu su rinka, tai reiškia, tu stovi, jeigu tu šitągi mažiau augi, reiškia, tu, kaip sakant, pralaimi konkurentams, o jeigu augi geriau, reiškia, tu plėtiesi. Nu, čia toksai paprastas paaiškinimas. Nu, tai vienas dalykas tai yra būtent gauti tos duomenys, ir kad galėtum priimti sprendimus, o kitas yra, tai čia yra mūsų tas vadinamas passport, o dar yra konsultavimas, kad, pavyzdžiui, jeigu žmonės nori suprasti detaliau to, ką mūsų duomenys eiti biški daugiau patyrinėti arba patarti, gauti kažkokių tai patarimų, kaip sakant, tai gauna yra konsultacinės paslaugos. Tai šitas mūsų tas biznio modelis yra toksai, žinai, tipo didelės kompanijos, duomenų standartizavimas, nes mes ką galim pateikti, nu, pavyzdžiui, tu eini kokią nors šitągi alaus rinką. Ir tada tu gali sužinoti maždaug, tipo, kiek alaus rinka visur visose šalyse to pačiu formatu, kaip sakant, tau pateiks kokioje rinkoje, kiek parduodama alaus ir kokios skirtingo alaus rūšių tu gali nusipirkti. Ir aš paminėjau čia tik tai alų, mes turim seką maždaug virš 600 vadinamų rinkų, kurios reiškia maždaug, tipo, nu, toks, galim identifikuoti kaip rinką, nu, kaip tam tikrą grupę produktų. Tai va. O tai čia mūsų... patikslink, nežinau, čia gal paslaptis yra, bet, nu, nežinau, jeigu galės atsakyti, kaip tokie duomenys iš viso yra renkami, iš kokių šaltinių? Jeigu reikia pasakyti, kad Lietuvoje yra perkamas toks alus, tokių rūšių ir taip toliau, kaip tokius duomenys surasti? Nu, tai vėlgi vienas dalykas, kad tai yra, pas mus yra skyrius, vadinasi, research, vienas iš didelių tų skyrių, kuris būtent užsima tą research, maždaug, tipo, kuris ne ta prasme mokslinė tyrinėjimas, bet būtent rinkos duomenų rinkimas. Nu, tai yra įvairūs metodai. Tai vienas dalykas, kad yra skelbima, yra, vėlgi, ne tik tai, kai mes stebim rinką, tai yra rinkos žaidėjai. Kokie brandai dalyvauja, kokie žaidėjai dalyvauja, tai mes renkam informaciją apie juos. Tai vienas dalykas, tai yra kompanijos pačios praneša, žinai, company reports, žinai, tipo, mes vėlgi, kas yra oficiali statistika, tu gali šitągi, na ir yra ten, manasi, trade interviews, kur mes tiesiog skambinam šitągi įmonėms ir sakom, maždaug, tipo, ar galėtumėt pasakyti, kaip jums atrodo, kokią jūsų rinkos dalį užima, nes kiekviena kompanija, taigi žino, kiek jinai užima. Ir tada gaunasi, ten yra įvairūs metodai, maždaug, tipo, kad tu gali, nes kompanijos, nu, jiems apsimoka, nes jos, pavyzdžiui, pasako mums, o mes tada jiems galim pasakyti jiems, tipo, toksai, va. Čia toks yra įvairūs metodai šitą, nes tie duomenys tai yra, ir čia, dėl to aš ir paminėjau tą svarbų žodį standartizavimas, nes mes surinkam duomenis iš įvairių šalių ir tada standartizuojam juos, kad jie būtų... Ir dar iš šaltinių skirtingų, kurie... Taip, iš skirtingų šaltinių, tai čia yra tas klasikinis uždavinys Euromonitor, kai tu turi skirtingų šaltinių skirtingose šalyse ir kaip padaryti maždaug, tipo, kad, nu, kad susiderintų, ne? Nes mesgi turim visus duomenis, kad tas, va, kaip įvertinti, kad šitas mūsų duomenys yra patikimi ir kad čia yra kad čia teisingai atspindi rinką, nes mesgi surinkam viską. Pavyzdžiui, surinki skirtingų šitų šaltinių ir tada tu žiūri, kaip normalizuoti ir dar turėti istorinius duomenis ir tada pasižiūrėti maždaug, tipo, kokia teisingas tas įvertis. Nes realiai mūsų duomenys, nu, kai kurie duomenys yra tiesiogiai, mes žinom, bet nemažai dalis yra tiesiog, nu, įverčiai, kurie, nu, vėlgi, čia mūsų kompanijos reputacija, kad mes patikimai tai darom. Nu, kaip sako, niekas geriau už mus nepadarys. Šališkumo bias, žinai, toks jau čia. Šališkumo bias, bet vienas mano mėgiamiausių kriterijų, kaip, prasme, mūsų kompanija, kaip kaip garantuoti kokybę. Tai tas žinojimas, kad niekas geriau už tave negali padaryti, nu, bet tas žinojimas ne šiaip savo iš bet ko, bet žinojimas, supratimas, maždaug, tipo, yra neblogas toks rodiklis. Ar gali kas nors, turėdamas tą pačią informaciją, kaip turim mes, ne? Nu, visą. Ar gali kas nors geriau įvertinti, geriau padaryti? Ir tai jeigu gali pasakyti maždaug objektyviai, o turėdamus duomenys, tu tą objektyviai gali pasakyti, nu ir tada žinai, kad niekas geriau negaus. Nes čia toks mūsų, prasme, vėlgi, mūsų kompanijos yra duomenys, kiek mūsų kompanija uždirba, apyvarta yra vieši, nes tai yra, nu, kaip registrų centras Lietuvoje, taip ir Jungtinėje karalystėje kompanija mūsų privalo deklaruoti, nors jinai yra privati, birža nekotiruojama, nu, tai, prasme, jinai uždirba
Apie 170 milijonų nu, tas apyvarta yra 170 milijonų svarų per metus. Tai nėra maža kompanija, tai kaip sakant. Tai va. Nėra taip, kad maža. Apie šališkumą dar pakalbėsim. Iš principo, aš norėjau paklausti, kuo skiriasi duomenų mokslas nuo statistikos mokslų. Kokia fundamentaliai, ar čia sugyvena tie du mokslai, ir čia yra tapatu, ar išsiskyrė kažkur pastaruoju metu, būtent toks kaip duomenų mokslas, kaip atskira šaka. Padėk suprasti, kad nemaišyti tų dalykų. Sakyčiau, duomenų mokslas realiai tai iš tikrųjų labiau, jis neteina iš akademijos. Duomenų mokslas kaip savoka atėjo labiau iš tų didžiųjų kompanijų, tos vadinasi FANG, maždaug tipo Facebookas, Apple, Google, Meta, aš minėjau, Microsoft. Tai atėjo dėl to, kad tai yra industrija, tiesiog atsirado poreikis naujo tokių duomenų analizės metodų, kurie, kaip sakant, tiesiog duomenų kiekis tiek padidėjo, kad elementarių analizės metodų nebeužtenka. Ir kad tu turi, norint pasakyti kažką apie duomenis, tu turi žiūrėti, taikyti mokslinius principus. Kas anksčiau būdavo, kad jeigu tu taikai statistiką, tie moksliniai principai, būdavo maždaug tik tai kai kuriuose atvejuose statistikos ofisuose ir taip toliau. O būtent tas mokslinis principas, kad tu turi, o statistikos esminis mokslinis principas, kad tu turi pakartojamumas ir kad būtų, kaip sakant, kad duomenimis galėtume rengtis, tai reiškia, kad tu turi, duomenys tavo analizės turi būti pakartojamas ir turi būti įmanomas, kiek įmanoma šitagi tikslios, vėlgi, reprezentatyvi, kaip duomenys tu samplins ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dėl to tas duomenų mokslas realiai išaugo iš statistikos, nes anksčiau būdavo ekonomistai, statistinis modeliavimas, jis išaugo daugiau, nes dėl to, kad atsirado didesni duomenų kiekiai ir duomenų mokslas apima ne tik tai statistiką, nes statistika ten, pavyzdžiui, mes galime irgi, kuo skiriasi statistika ir machine learning, nes tai yra irgi tie patys dvi sritys, kurios šitagi užsiema to pačiu duomenų modeliavimu, bet naudoja visai skirtingą terminologiją. Nes vėlgi statistika nuo machine learning skiriasi tuo, kad statistika ateina labiau iš matematikos, o machine learning iš computer science. Taip ir duomenų mokslas turi savyje, kuo skiriasi nuo statistikos, nes statistika tai dažniausiai tyrinėja, kad mes turim duomenis ir ką su tais duomenim, kokį sudėtingesnį modelį galim padaryti, šitagi. O duomenų moksle yra labai svarbu, iš kur tie duomenys ateina. Duomenų tvarkymas, duomenų analizavimas, duomenų šitų visų sutvarkymas ir valymas, ir pasirūpinimas, kad visas tas procesas eitų nuo duomenų surinkimo iki pačios analizės būtų tvarkingas. Kad po to būtų galima, pavyzdžiui, tą statistinę analizę padaryti. Arba tą patį machine learning pritaikyti tiems surinktiems duomenims, kaip pavyzdys. Tai statistika ir machine learning maždaug, aš sakyčiau, to pačio skirtingo, tas pats dalykas taikomas jau ant tvarkingų duomenų, o duomenų mokslas apima ir duomenų tvarkymą. Nes duomenų mokslas platesnis maždaug, tipo machine learning ir statistika yra taikoma, nes vėlgi priklauso viskas nuo duomenų, su kuriais tu dirbi. Vienuose geriau, pavyzdžiui, jeigu tu nori nagrinėji ekonominės laiko eilutės, ekonominius duomenis, tai vis tiek tie tavo machine learning metodai bus ekonometriniai metodai. Ir netgi gali pasakyti, pavyzdžiui, machine learning realiai į ekonominius duomenis mažai eina, nes ten tiesiog negali. Machine learning visas pagrindas yra būtent, kad mes turim imtį, o šitą ekonominiuose duomenyse mes neturim imties, mes turim stochastinį procesą, nebėra nepriklausomai vienodo pasiskirčiusios duomenų prielaidos, tu negali taikyti. Ir tada automatiškai turi taikyti kitokią matematiką ir tada gaunasi machine learning pagrindas, samplas, neveikia. Tai va, nors iš kitos pusės irgi ten gali sakyti, kad machine learning, pavyzdžiui, yra šitie ChatGPT, taigi yra transformerių pagrįstas modelis, kuris irgi laiko eilutės analizuoja, bet laiko eilutės jau yra tekstinės laiko eilutės. Kas iš kitos, kad yra visai kitoks jų pasiskirstimas, statistinis, nors tas matematinis pagrindas visai kitoks negu, pavyzdžiui, kai grįžtam prie tų laiko eilučių. Tai čia tokia atsiranda visokių subtilybių ir dėl to statistika yra taip kaip mokslas, toks yra labai įdomus, nes kiekvieni duomenys užduoda savo specifiką. Ir realiai statistika toksai maždaug, mes turim vėlgi, mes turim politikos mokslus, mes turim
socialinius mokslus, mes turim ekonomiką, žinai, tipo, ekonominius duomenys ir visi skirtingi tie duomenys turi savų triukų, savo specifikos, kuri reikalinga maždaug tipo. Nu, ir vėlgi mes turim, pavyzdžiui, tos duomenys, pavyzdžiui, vėlgi, šnekam apie industriją, tai duomenys, vartotojų duomenys iš generuojami, nu, to pačio appso, kaip Facebook'o, tam, pavyzdžiui, tu turi appsą, tu turi vartotojus, kurie ten perka, Vinted maždaug tipo. Tai yra savotiški duomenys, kur tu netgi galėjai šitai paprastai statistikai, tai arba statistikai, ekonomistai, duomenys tu jau turi, tau reikia tik analizuoti, tu negali pakeisti duomenų generavimo procesą. Kai mes šnekam apie industriją, pavyzdžiui, ten kažką duomenų generavimo procesas, mes galim jį keisti. Yra idėja ta, kad duomenų mokslininko tada, kaip sakant, pirmas darbas atėjus į šitą, tai sutvarkyti, kokius duomenys renkamo, kokios statistikos atitinka biznio logiką, kurios geriausiai matuoja mūsų, kurios geriausiai siejasi su to, ką mes uždirbam. Nes dažniausiai vienas iš tų šitągi dalykų, kodėl tas yra vadinamas duomenų mokslas, nes yra, nu, tai mes turim statistiką, ar machine learning, mes turim IT sritį ir tai yra business knowledge. Kurie duomenys kompanijoje rodo mūsų siejasi su kompanijos rezultatais. Aš norėjau tą paminėti, čia gaunasi toks kaip iš dviejų pusių darbas, tu ne tik tai galvoji, kokį modelį statistinį pritaikyti, kad pamatyti kažkokį rodmenį, bet jau galvoji apie pačius duomenis ir jų kokybę, jų surinkimo būdus ir panašiai, kad gauti, kad po to pritaikyti tam tikrą tą duomenų analizės kažkokį modelį ir jau, nu... Galvoji dar apie būtent, kiek yra įtaka verslui, ne? Nes duomenų nes vėlai, kai mes analizuojam duomenys, tai atrodo, žinai, panalizavau duomenys ir čia, kaip sakant, ir numečiau tą analizę sprendimų priėmėjams. Tai ne, industrija, prasme, jeigu yra mes įmonėje ir turim duomenų, duomenys dažniausiai tai yra, kaip tu priėmi sprendimus ir kokį tu modelį paimsi ir kaip tu tos metrikas surinksi, maždaug, tipo, tu gali priklausyti, nu, vėlgi, pavyzdžiui, paimkim, aš labai mėgstu, nors aš dirbau Euromotor International, paim Vinted, maždaug, tipo, nes, nu, tai kaip pardavinėti, maždaug, tipo, kaip sakant, pateikti tuos drabužius ir taip toliau, mes turim, užsidirbo žmonės milijardo vertės, maždaug, mūsų vienaragis. Ten visi sprendimai, duomenys yra esmė, maždaug, tipo. Ir kaip tu tai padarysi, kaip sakant, yra esmė. Nu, lygiai taip pat Google'oje, taip toliau, Google'as, Facebook'as, jie analizuoja būtent, kaip elgesi žmonės, kaip sakant, jų appsuose ir pagal tai, kokią reklamą parodė, taip toliau. Tai čia gaunasi, kad duomenys yra pagrindas, kuo tu priimi sprendimas ir kaip tau siejasi tavo pelnas. Tada tinkamai, jeigu tu padarysi, rinksi netinkamas metrikas arba paimsi netinkamą modelį, tau vaizdas bus netoks, koks yra iš tikrųjų, padarysi neteisingą sprendimą ir tu pravesi pinigus. Tai čia tas yra užsitikrinimas, kad tu renki teisingas metrikas ir darai teisingus sprendimus, maždaug, tipo, remdamasis tom metrikom. Yra esmė ir čia tas duomenų mokslas, o būtent tuo ar užsiima, kad ne tik tai koksai modelį padaryti, kuris ten geriausiai kažką atpažįsta, bet kaip tas siejasi su versle priimamais sprendimais, kurie atneša, nu, leidžia uždirbti pinigus. Bet turbūt daug kas labai pasikeitė per pastaruoju metu, kad ir nedidelė vidutinė įmonė gali labai nemažai duomenų apie savo veiklą irgi prisirinkti, negu kaip anksčiau buvo. Ir turbūt tokia klasikinės analizės, tos socialinės, politinės, ekonominės, tų makro rodiklių, kuris buvo ankstesnio kažkokio tai laikotarpio toks kaip ir tokia standartinė pozicija, išsinagrinėkim tos makroekonominius rodiklius, kurie galbūt mūsų įtakos, tai, nu, čia, sakykime, ir taikome tie standartiniai statistiniai modeliai, o dabar jau, kaip tu sakei, iš verslo, kai ateina jau kitoks požiūris, kai jau pats verslas geba susirinkti tos duomenis, prieiga reikalauja visiškai kitokios prieigos prie viso šitos. Sakyčiau, vėlgi, ką aš pastebėjau iš savo patirties, tos 20 metų, anksčiau žmonės labiau žiūrėjo tą strategiją ir labiau, tikėdavo modeliais, kad paprognozuosiu, kokių 5 metai į priekį, kokia bus makroekonominė situacija ir taip toliau. Dabar, vėlgi, iš statistinės pusės žiūrint ir žiūrint iš ekonominės, jeigu pamatai 5 metų prognozę, turi bėgti iš karto nuo to, nes nieks, kas bus už 5 metų, nieks nežino, nes reikia kalbėti apie scenarius. Ne? Tai, pavyzdžiui, koks bus scenarius, kas būtų jeigu. Tai, čia, jeigu žmonės dėlioja scenarius, jau tada iš karto protingiau. Bet kitas dalykas, kai versle viskas, vėlgi, situacija keičiasi ir taip toliau,
man atrodo, viskas perima tas irgi, gal čia tas šitagi yra toks terminas agile, žodžiu, tipo, kuris kaip daryti produktus, kad kur, vėlgi, nors tai apaugęs jis yra visokių ir neigiamų turi, bet manyčiau toks, kad tu gali vietoj to, kad darytum kažkokią tai prognozę, žinai, ilgam ir po to ir jos laikytumės, vietoj to geriau yra, tu prognozuoji trumpą periodą ir tada žiūri maždaug, tipo, ką tau daryti ir ateina nauji duomenys ir pakoreguoji, ką toliau darysi maždaug, tipo. Ir tada gaunasi, kad tu amžina korekcija, kad tu pastoviai turi procesą, kur tu prognozuoji į priekį ir koreguoji pagal ateinančius duomenys, kur tada stengiasi prisitaikyti, ne? Tai va toksai šitagi duomenys leidžia būtent tą prisitaikymą daryti, nes tai, ką anksčiau reikėdavo sumodeliuoti su įvairiom prielaidom ir tos prielaidos buvo netoks dinamiškas, čia taip skambėsiu maždaug tipo, taip labai moderniai, netoks dinamiškas buvo pasaulis ir netiek daug visko vyko, tiesiog galėdavo tos prielaidos ilgiau galiodavo. Todėl, kad daug kas remdavosi labiau tokiais makro rodikliais, negu kad ir todėl tos prielaidos būdavo tiek prognozuojamos. Tas niekur nedingo, tu vis tiek gali daryti maždaug tipo, bet idėja ta, kad tu gali greičiau pavaliduoti, greičiau surinkti duomenis ir greičiau priimti sprendimus, nes anksčiau reikia turėti omeny, kad kadangi mes turim tą, vėlgi, skaitmenizaciją ir modelį, kurį anksčiau galėdavai padaryti per ten, tau reikėdavo statistinį modelį daryti, tai kreiptis į statistiką, taip toliau. Dabar tu tą gali apsukti labai greitai, tau ateina modelis ir tau iš karto tau yra tavo dashboardas, kur tau rodo maždaug kokie tavo rodikliai, prognozės, ten padalinimas per visas taip toliau metrikas, kad daugelio dalykų tau net nereikia modeliuoti, tau iš karto yra gatavi duomenys. Ir čia yra toks įdomus dalykas, kad jeigu tu gali parodyti su duomenim ir, pavyzdžiui, tas su COVID, modeliavimas buvo gerai, bet realiai ženkliai daugiau tu galėjai pasakyti iš realių duomenų šiuo metu su elementaria analize, negu eidamas ten kažkokius sudėtingus modelius, kur, vėlgi, kai mes turim tiek daug įmanomų veiksnių, kad tu idealių duomenų tu neturėsi. Tai kažkokius priims sprendimus tu priimi adaptyviai, žiūrėdamas, kas vyksta ir žiūrėdamas į kelis rodiklius. Tas pats galioja dabar visur. Šitagi, ne tai, kad visur. Vis tiek yra įvairiausių įmonių, nes irgi įmonių specifika, bet idėja ta, kad tas adaptyvumas šitagi yra ir gebėjimas, vėlgi dabar laukia mūsų nauja revoliucija su ChatGPT, to, ką anksčiau galėdavai padaryti, maždaug, tipo, tau reikėdavo kažkokio tai specialisto laukti, dabar jau nebereikės. Tu galėsi su ChatGPT ženkliai greičiau gauti kažkokį bazinį dalyką, o po to jau validuoti tą bazinį dalyką su rimtesniais specialistais, bet, tiesiog tiek atsirado tokių dalykų, pavyzdžiui, analizių ir taip toliau, kur anksčiau reikėdavo specialaus žmogaus, o dabar tiesiog tau gatava iš karto gali gauti. Gerai, tai pereikim gal ir tą klausimą aš norėjau užduoti. Tokiam darbe, kur tu dirbi su komanda ir analizuoji daug įvairių duomenų, įvairias metrikas, kaip jum pasitarnauja, ar pasitarnauja būtent tie naujieji įrankiai kaip ChatGPT, galbūt yra ir kitokių, kurie netokie populiarūs yra. Bent jau kiek mano keletas kolegų dalinosi apie tai, kad sutrumpėjo laikas, kai tu reikia kažkokio tai sprendimo, kažkokio tai kevalo tam tikram programiniui, pavyzdžiui, sprendimui ir tu gauni žymiai greičiau, tada gali vieną kažkokį sprendimą greitai palyginti su kitu, gauti tam tikrą išeigą, kuris geresnis vienoje ar kitokioje situacijoje, kas galėtų anksčiau užtrukti super ilgai. Aš apie tai esu girdėjęs, pats per daug to nenaudoju. Papasakok, kaip ar jūs naudojate? Jo, tai vėlgi, ką aš šiandien šnekėjau apie makroekonominį modeliavimą, tai ką aš dabar užsiemu, tas mūsų data science, tai mes užsiemam šitągi šiek tiek kitokių dalykų. Mes užsiemam būtent, nes Euromonito perėjo šitągi neperėjo, papildomai, nes mes nuo strateginių duomenų, strateginiai duomenys liko, tai reiškia, ten tie rinkų duomenys, prie taktinių duomenų, tai reiškia, kas vyksta dabar, maždaug, kokie produktai šiuo metu yra, kas šiuo metu yra. Tai mes, tas projektas, prie kurio mes dirbu pastaruosius 4 metus, jis vadinasi VIA, tai yra kasdieną mes nuskreipinam 60 milijonų produktų kainų ir turim konstruoję maždaug, ir mes iš tų duomenų
ištraukiam visą informaciją, tai reiškia, mes galim sugrupuoti, standartizuoti, tai reiškia, pagal kokios rinkos duomenys yra, kokios kainos yra, kokie šitie tie produktai, kokie brandai ištraukiami, kokie atributai ir taip toliau ir panašiai. Tai mūsų užduotis, irgi vėlgi standartizavimai yra ir labiau yra susijusi grinai su tekstinio su teksto pažinimu, nes mums reikia, gaunam produkto aprašymą, reikia ištraukti, vėlgi, dažniausiai, pavyzdžiui, kus nors ten. Pavyzdžiui, ar jis yra produktas sveikas, ne? Ar turim ten visokių, pavyzdžiui, health claims, ne? Kur, pavyzdžiui, vartotojo produkto pardavėjas sako, kad šitas produktas yra ten sveikas, pavyzdžiui, turi ten kažkoks medžiagos, kuri yra sveika. Ir tau kiekvienas retaileris taušys skirtingai ir mums reikia tą informaciją ištraukti vienareikšmiškai per visas. Mes turim 40 šalių, kažkur 20 skirtingų kalbų, visą tą reikia sustandartizuoti ir pasakyti, žiūrėkit, šitam produkte yra toks ir toks atributas, maždaug, tipo, gamintojas teigia ir tokį kleimą, maždaug. Tai mūsų tas darbas yra, grinai, čia yra machine learning, nes yra teksto tekstiniai modeliai, plus kam gali ištraukti iš paveiksliuko, nes iš produkto matymo. Ir ten yra daug visokių nuostabių užduočių ir vėlgi, šnekant dabar apie ChatGPT, tos naujus modelius, tai irgi yra tie naujausi, būtent tie, large language model, LLM-ai, kurie yra pagrindas ChatGPT ir ten Bardo ir visų kitų maždaug tipo. Tai jie yra būtent skirti tekstui, bet jie yra, tokio, kaip sakykime taip, yra labiau generavimų teksto. Tai yra, vėlgi, taip sakant, tai yra. Jie technologija, kuria remiasi ten tas neuroninis tinklas, vadinasi transformeriai, ir jie tinka įvairiom teksto pažinimo užduotim. Problema yra bent jau mes, ką pastebėjom, ir čia vėlgi aš tam tikras skeptikas, kad jie labai gerai veikia ant bendro tipo žinių. Tai reiškia, jeigu man, pavyzdžiui, reikia kažką suklasifikuoti, tai jeigu tas klasifikavimas yra pagrįstas bendru, pavyzdžiui, identifikuok man ar čia alus tamsus, šviesus ar dar kažką. Tai jisai, kadangi tai yra bendro tipo žinios, tai padarys. Bet jeigu mes pradedame eiti kažkokią specifiką, tai iš karto pasimato trūkumai. Ir, pavyzdžiui, mūsų pavyzdžiui, kai mes turim pakankamai per 50 metų mes dalinam rinkai specifinius dalykus, tą būtent standartizavimą ar tokios žinios, kur tau reikia standartizuoti, ten jau vėlgi mes pabandėm klasifikaciją, taip toliau, mūsų modeliai, kurie mes turim, geriau veikia negu ChatGPT. Tai nereiškia, kad tiesiog mūsų atveju, Euromonitor, ne visi tie modeliai veikia geriau negu tai, ką mes esam patys pasidarę, kaip sakant, Bet jūs vis tiek esate pasidarę tam kažkokius tai algoritmus, kurie yra tam tikrą funkciją vykdo, kažkokią siaurą turbūt dalį ir tada galima sakyti, kad ji žymiai geriau daro, todėl kad ji yra siauresnio panaudojimo. Tai būtent dėl to siaurumo veikia geriau, bet, pavyzdžiui, kad LLM, kad jie turi gausybę potencialo, pavyzdžiui, vėlgi, mums leidžia ir jau dabar leido, pavyzdžiui, kas įgalina, kaip, pavyzdžiui, tai vienas yra, kur yra tos baziniai žinios padaryti tai, ko anksčiau kas buvo neįmanoma padaryti, ne? Nes idėja ta, kad, pavyzdžiui, vėlgi, pavyzdys, pavyzdžiui, tau reikia, klientams yra įdomų ingredientai, kokie yra produktai, ne? Bet tam, kadangi kiekvienas ingredientas užrašomas, ne kiekvienas retaileris užrašo vienodai, yra skirtingos kalbos, ta pati cheminė medžiaga gali būti užrašyta skirtingais būdais ir taip toliau, ir gaunasi, kad tu turi gal kokį keliasdešimt tūkstančių tų ingredientų pavadinimų ir jei tu neturi cheminio išsilavinimo, tu niekaip nepasakysi maždaug, ar čia ta pati formulė yra vienoda ar ne. Tai tau reikėtų samdyti chemiką ir, kaip sakant, kur dar skirtingom kalbomis tau galėtų suklasifikuoti, kas užtruktų labai ilgai. Tokią informaciją pavyzdžiui, apie elementarius visus tos dažniausiai populiariausius ingredientus, tu gali mesti į ChatGPT ir pasakyti, pažiūrėk, kad šitas ingredientas yra toks ar anoks maždaug. Ir jis tau gali pasakyti, taip, šitas ingredientas yra toksai. Jis žino ten tekstą, atsiprašau, daug tekstų yra matęs, jis gali pasakyti, kuris yra. Ir tada tu jau turėdamas tą informaciją, gali validuoti tikram chemikui, ar čia teisinga ar ne maždaug. Bet to, kad paprašyti maždaug, kad jis tau, tas ChatGPT, kas yra galio, jis eliminuoja tuščio lapo problemą, nuo ko pradėti. Ir kai aš rašiau savo CV, šitam yra
kaip sakant, savo tą biografiją, aš pasiėmiau savo CV, sumečiau, sakau, padaryk man 4 sakinius. Ir man gavosi vietoj to, kad maždaug, tipo, aš būčiau ir juos tos 4 sakinius pats sugalvojęs, maždaug, tipo, bet man padarė santrauką mano CV ir man buvo lengviau parašyti kažkokį tai CV, savo kažkokį trumpą biografiją, remiantis didesnių tekstų, negu aš būčiau pats padaręs, man ženkliai tai gavosi greičiau. Tai lygiai taip pat, va, ChatGPT tau eliminuoja tuščio lapo problemą, tai va, nuo ko man pradėti? Tai va, tu prasme, nes vėlgi, čia tokia taisyklė su rašymu, taisyti yra ženkliai lengviau negu rašyti. Redaguoti, maždaug, tipo, tai turi tekstą, redaguoti yra lengviau negu sukurti jį. Ir tau ChatGPT duoda tekstą, tada tu redaguoji, validuoji ir taip toliau. Tai mes perinam iš tokio dalyko, kad jeigu tu turi bendras žinias ir tu gali validuoti tai, ką ChatGPT sugeneruoja, tai reiškia, tu gali padaryti kaip vienas žmogus ženkliai daugiau, negu anksčiau, kur anksčiau reikėdavo kreiptis pas ekspertus, pačiam gilintis, taip toliau, maždaug. Tu jau tą pradžią gali padaryti ir tada pas ekspertą kreiptis, ne kad jis padarytų tau nuo nulio, o kad tik pavaliduotų tai, ką tu padarai. Tai čia yra iš biznio pusės tau ženkliai daugiau, tau susimažina tau darbo ir atsiveria galimybės, ką tu gali daugiau padaryti. Ko anksčiau net negalvoji pagalvoti, nes tiesiog būdavo per brangu, dabar tu tą galėsi padaryti. Kol mes esam toj temą, aš vieną klausimą irgi norėjau paklausti, nežinau, kiek čia turi bendros kompetencijos, manau, kad tikrai, bet kalbant apie, sakykime, tos pačius ChatGPT modelius ir apie tokią problematiką tam tikro to neteisingų turinio kūrimo ir jo sugrįžimo atgal į algoritmą, tam tikrą problematiką, tam tikrą tokį ciklą, kai, toks pavyzdys galbūt, aš prisimenu, kai buvo SEO straipsnių gausa, aišku, jų tebėra, kai įvairiom temom prirašoma daug SEO straipsnių, tiesiog dėl search engine pozicijų ir atsiranda daug informacijos, kuri yra ne visiškai logiškai galbūt susijusi, nelabai atspindi realybės, bet yra tiesiog daugiau sukonstruota pagal tam tikras taisyklės. Ir tokius įvairius tekstus valgydami algoritmai tada pateikia atsakymus irgi. Tada yra klausimas, jeigu turim dar greitesnius įrankius kurti tokiems, pavyzdžiui, tekstiniams turinio vienetams, tada tokio turinio dar labiau atsiranda toj rinkoje, toj pasiūloje. Kokia čia problema yra? Ir gal esi girdėjęs kažką apie tai, kad ar tie algoritmai gali kažkaip tą prafiltruoti ir atskirti, kur čia koks turinys yra, kaip tai vyksta, galbūt padėti suprasti. Dvi atskiros problemos ir viena ne problema, o kita problema. Tai vienas dalykas yra, jeigu pastebėsit šitągi, kai šneka apie tuos visus LLM modelius, kur ChatGPT, Gemini, dabar naujas išėjo Google'as, niekas nešneka apie duomenis, visi sako, kad duomenys, ant kurių treninį yra labai svarbu, bet niekas nešneka ar nesidalina, kokie tie duomenys yra. Ir idėja ta, kad tam, kad maždaug, tipo, kas pateina į tą modelį, ant ko treninimas, kokius duomenys tu paduodi, yra esminis dalykas, nes kaip jūs, jeigu tu duodi prastus duomenys, tu gausi garbage in, garbage out. Tai vėlgi, ir ChatGPT, jeigu pasižiūrėsi, maždaug, tipo, pavyzdžiui, vėlgi, tos pačius reportus, kaip tie modeliai buvo daromi, ChatGPT samdė savo sričių specialistus, kad jie apmokytų ChatGPT tą modelį, įsima tekstą ir kad mokytų maždaug rinko tikrus duomenis, pavaliduotus, kad atspėtų, kad būtų mokytųsi ant teisingų duomenų. Tai šita problema, kad, pavyzdžiui, bus sugeneruojami ChatGPT, aišku, atsiras gausybė generatų teksto, kad tu gali sugeneruoti visokio šlamštinio, ten, pavyzdžiui, šlamštinio visokio, pavyzdžiui, CEO, kur tu lygiai taip pat, vėlgi, jeigu nori sugeneruoti kažkokio tai gerai atrodančio teksto, kuris protingai atrodo, bet iš tikrųjų yra apie nieką, ChatGPT yra pats geriausias dalykas, nes tu tiesiog gali pakeisti kalbą, taip toliau, pavyzdžiui, mes nebejojamas matysim, kur, pavyzdžiui, dabar ateina spamais lietuviškai, gali žiūrėti maždaug žiūrėdamas į spamą, kaip tobulėja, pavyzdžiui, palyginus su 20 metų lietuvių kalbos maždaug šitą gebėjimą, nes ten, aišku, tenais visokių yra bairių, bet gerbėjai ar tas tekstas, kaip atrodys mūsų spamas, tas fišinimas, ta hakeriai tikrai pagerės, nes ChatGPT leis tą padaryti ženkliai geriau. Kitas dalykas, tai čia yra dėl to, kad va tas pasidarys kažkoks ciklas save maždaug stiprinantis, kad modeliai generuoja prastus duomenis ir po to mokosi ant tų prastų duomenų, tai čia to tiesiog nebus, nes nieks
kai ims duomenys, vis tiek bus duomenų patikimumas bus labai svarbus. Ir įsivertint, kokius tu duomenys dedi į modelį, tas niekur nedingo. Kokius, kad įsitikint, kad modeliai yra, kad tavo modelis yra geras, visų pirma, reikia įsitikinti, kad tavo duomenys geri ir suprasti duomenys. Ir čia yra fundamentalus dalykas, bet kokio duomenų mokslininko maždaug tipo gali atskirti, kaip yra patyręs žmogus, patyręs duomenų mokslininkas ir nepatyręs, kiek jis dėmesio skiria pačių duomenų analizai. Bet vėlgi, ar čia, tu sakai kažkokie reportai apie tai, kaip jie rinko duomenis, čia yra daugiau pasitikėjimo dalykas, nes ten... Ne, tai čia yra komercinė paslaptis, dėl to, nes tai yra kokybė, nes idėja ta, kad jeigu tu nori pardavinėti šitągi, vis tiek vėlgi, validacija, kaip tu validuoji. Ir vėlgi, žmonės, kurie naudojasi ChatGPT, jie yra patys validuoja. Jeigu tu matai iš ChatGPT užduodi 10 klausimų ir tu iš savo paties matai, kad 5 yra nesąmonė, tu nebenaudosi to įrankio. Tai yra didžiulis komercinis interesas padaryti, kad tie duomenys... Taip. Tai čia gaunasi grinai, taip, vienas iš tų būdų yra, tai tiesiog, tai yra rinkoje tiesiog gyvas įrankis, kuris duoda tą patvirtinimą, ar jis gerai veikia, ne, iš tų pačių userių ir kiek... Taip, iš userių ir, iš tos srities specialistų. Bet kita problema yra, kur yra aktuali, tai yra, kad atpažinti, ar tekstas yra sugeneruotas LLM, ne? Ir kaip tai padaryti, nes, akivaizdu, kad kadangi, pavyzdžiui, jeigu šnekam apie, pavyzdžiui, teksto rašymą. Tai tu kalbė dabar apie problemą jau. Jo, apie problemą maždaug, kur ta pirma, kur nebuvo problema. Ne problema. O dabar problema maždaug. Nes, įsivaizduokim, pavyzdžiui, dabar vėlgi, jeigu tu pavyzdžiui, vėlgi, pavyzdys žurnalistika, ne? Ar tu norėtum skaityti straipsnį, kuris sugeneruotas AI, ar norėtum skaityti straipsnį, kuris sugeneruotas žmogaus? Tai idėja ta, kad jeigu tu turi straipsnį sugeneruotą AI, tai tu pats gali susigeneruoti. Ką man reikalingas, kam aš skaitysiu tokį turinį maždaug, kurį už jį mokėsiu, pavyzdžiui, jeigu tai bus generuota AI. Ne? Nes man yra būtent svarbu, kad tai būtų patikima informacija, kad tai būtų kažkas naujo, taip toliau, kad būtų kažkas pavalidavęs, o nesugeneruota AI. Ir tarsi dėl to, pavyzdžiui, vėlgi, lygiai taip pat susijęs su visokiais maždaug tipo, švietimo srityje, kad tau, pavyzdžiui, ar studentas įdavė šitągi darbą parašytą AI ir taip toliau. Ir vėlgi tam pačiam atpažinime feikinių naujienų. Kaip atpažintas feikinės naujienas, nes čia ir propagandos tikslais irgi. Trolių fermos dabar gali būti pakeistos maždaug tipo vieno žmogaus, tipo su prompt inžinieriaus maždaug tipo generavimu teksto, nes tu gali ten tą padaryti. Tai šities dalykai yra labai aktuali problema, kaip atpažinti, ar tai yra tekstas, ar tai paveiksliukas. Su paveiksliukais paprasčiau, nes paveiksliukas žmonės su 6 pirštais ir neiškiais veidais, tai yra gal dar... Bet sutik, kad čia, ta prasme, gali būti pusmečio klausimas, ta prasme, kur jau bus visą laiką 5. Pusmečio klausimas, čia, žinokit, vėlgi reikia tokio, aš gal irgi čia toks į vyresnį amžių, ta prasme, vėlgi, aš gal atsiranda vėlgi, mes būkim skeptikai, kadangi čia yra skeptikų draugijos, pabūkim skeptiški maždaug, tipo, ne? Kai kas nors pasako, kad bus kažkas už pusę metų, mano atsakymas yra, tai pažiūrėkim, ar tikrai kaip bus, tada šnekėsim. O kol nėra, tai maždaug, tipo, kodėl turėtų būti. Nes vėlgi lygiai taip pat sustargi, pavyzdžiui, dabar žiūrim Rusijos-Ukrainos karą, ne? Tai atrodė, kad prieš metus atrodė, kad čia užmesim rusus, duosim Ukrainai ginklų ir taip toliau, ar čia laimėsim, rusai sugrius ir taip toliau. Ir tarsi jau savo, kad toj rusai grius, nes čia jau taip toliau. Per metus jie ir nesugriuvo. Tai geriau yra, kaip sakant, vėlgi čia, žinai, tipo, galim tikėtis taip toliau, ką mums reikia padaryti, kad tai įvyktų. Tai nereiškia, kad savaime kažkas įvyks. Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, kad už pusės metų kažkas įvyks, ar tikrai tam yra prielaidos, kur remiantis mes tą prognozę teikiam, kokie yra scenarijai ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, vėlgi čia grįžtam bendresnė maždaug tipo tas general intelligence, kad čia AI išstums visus darbuotojus ir kad čia jau viskas, jau čia, žinai, tipo, kad visus pakeisim, nebebus kam dirbti. Čia yra tokios labai įdomios kalbos, kurios ar tam yra prielaidų. Nes, vėlgi, kai žiūrim maždaug tipo į tos fundamentalius dalykus, yra labai daug klausimų, pavyzdžiui. Vienas klausimas yra, LLM-ai, ChatGPT yra brangus malonumas, kad juos raninti maždaug šitaigi reikia, kainuoja. Kad juos ką? Juos kainuoja ranint maždaug tipo, nes nėra taip, kad, pavyzdžiui, tu gali pasimti ChatGPT ir tau
paleidžia maždaug tipo ir ta prasme, kad vienas ta užklausa kainuoja maždaug tipo šitaigi, kiek elektros sugeneruoja, nes tai viskas yra daug labai parametrų maždaug tipo tam modelyje ir tam, kad jį paleisti maždaug tipo yra, reikalinga daug tos kompiuterinės galios, tos computational power. Tai idėja ta, kad, pavyzdžiui, jeigu mes visi perinam ant tos skalės, ar mes sugeneruosim pakankamai, taip grubiai sakant, elektros, kad galėtume naudoti tą technologiją. Ir čia nėra toks trivialus klausimas, nes, jeigu, vėlgi, iš to pavyzdys maždaug, tipo, nes man tenka, iš mūsų kompanijos, tenka dirbti su šitagi, tiek su Google, tiek su Microsoftu implementuojant jūs. Ir jeigu, pavyzdžiui, mums buvo toks uždavinys, mums reikia, pavyzdžiui, aš turiu 10 milijonų produktų, ir man reikia ant tų produktų aprašymų paleisti LLM, tiesiog, maždaug, tipo. Tiesiog, kad jis kažką man ištrauktų, maždaug, tipo. Ir kaip jūs galvojat, kad per tą 10 milijonų, atrodo, kas čia 10 milijonų užklausų apdoroti, kiek laiko tai užtruks? Ir jeigu mes tai apdorojam su LLM, aš su paprastu modeliu, man apdorojama ten yra milisekundžių klausimas, aš per valandą galiu apdoroti maždaug, tipo, mūsų ten apsiską per valandą galiu apdoroti 100 milijonų, maždaug, tipo. O jeigu darai su LLM, tu turi laukti 4 dienas, maždaug, tipo. Ir dar, maždaug, tipo, prašyti, kaip sakant, kad tau pakeltų kvotas, limitus, maždaug, kad tau leisų tai padaryti. Tai reiškia, tai apie tai nieks nešneka, nes tai yra... Jo, įdomi, tu temą palėtai, čia panašiai kaip su bitkoinų maininimu irgi atrodo taip viskas labai lengva, paprasta, bet nieks nekalba apie technologinius kažkokius iššūkius ir apribojimus, kurie yra po tą mums matomą prieinamą technologiją, to interfeisą. Ir manyčiau, ten tų, bent kiek aš susiduriu, aš neteigiu, šiuo atveju negalėčiau, pavyzdžiui, tikrai nesakyčiau, kad žiūrėkit, aš esu tas specialistas, kuris gali jau pasakyti, nes aš nedirbu su tais, aš tik matau tos labiau už tokio pritaikymų požiūrį, nes mūsų kompanija, kadangi yra didžiulis poreikis, visi aplinkui tos taiko, mes irgi dirbam tas rytim ir aš viską matau, kad kai vėl matau tą skirtumą tarp to, kas yra reklamuojama ir realybės, kai tu nori implementuoti. O čia viskas paprasta, čia viskas stebuklinga, pradedi daryti, paaiškėja, kad nėra tai tokia stebuklinga ir atsiranda vis tokios problemos, apie kurias niekas nešneka ir mano, vėlgi, žiūrint iš skeptiško požiūrių, kad, puiku, jeigu jos išsispręs, bet kai jos, pasižiūrėkim, kai jos išsispręs ir vėlgi... Ką tu manai, kad čia didžiausias apribojimas bus ties to computational power ir elektros kažkokiais resursais, ta prasme, kad tas hypas sukeltas, kad čia išeina žmonės iš tam tikrų dirbtinio intelekto tų įmonių, čia kažką atleido, čia žiūrėk jau prakalbo dirbtinis intelektas, tas hypas atrodo, kad jau čia už rytoj ta bus, bet tu manai, kad hypas dingsta ties to technologiniais dalykais greitai? Manau, kad vėlgi tikrai yra, vėlgi, mes galim remtis, vėlgi čia, aš nenorėčiau apsimesti, kad čia esu visažinis ekspertas ir čia galiu pasakyti. Aš galiu tik tai, vėlgi, žiūrėti maždaug tipo iš tokio, ką mes stebėjom, ChatGPT yra tikrai neeilinė technologija, bet jeigu reikia, kaip tai pamatuoti, ir mes turim daug pavyzdžių, buvo .com bumas maždaug, tipo, nes aš čia toks, vadinčiau, toks paralelių nemažai matomas su .com ir bitcoinu maždaug, tipo. Nors yra du skirtingi dalykai, kur .comas buvo labai daug, kada paaiškėjo, kad .com, kodėl krizė buvo, kad paaiškėjo, kad negali tiek uždirbti pinigų, nes, pavyzdžiui, Amerikoje žmonės prie interneto nebuvo infrastruktūros elementariai. .comas žlugo dėl to, kad dauguma žmonių tuo metu prie interneto jungdavosi per modemus. Ir tiesiog to viso to turinio negalėjo pamatyti naudos, nes tiesiog nebuvo šitagi. Kai pasivijo po kokį 10 metų maždaug tipo, tai tada buvo jau tas bumas pradėjo normaliai elgtis maždaug tipo, nes tu galėjai uždirbti pinigų iš AI. Dabar, ką mes šnekam apie uždirbimą iš AI ir tas, kas tikrųjų pasimatys, kai mes pamatysim sėkmingo pavyzdžių, kiek uždirba, nes dabar, ką mes matom, tai didžiulės investicijos iš providerių, kad patenkinti tą norą, patenkinti poreikį būsim ateityje, bet kiek yra tų būtent sėkmės atveju, kad kompanija panaudojo ir kad uždirbo pinigų, pavyzdžiui, nes idėja ta, žiūrėkime, čia toks irgi kaip Office'as, pavyzdžiui, Microsoft Office. Jinai yra tokia didžiulė kompanija, to, kad jinai pardavinėja savo gerą produktą visam mažom kompanijom. Ir dabar įsivaizduokit, vėlgi, toks elementarus klausimas, kiek mes turim pasaulyje kompanijų
ir staiga jie jos visos pradeda naudoti AI. Kiekvienam dieno procesą, pavyzdžiui, ir paskaičiuokim, kiek jos padaro užklausų. Tarkim, jos padaro maždaug šitągi per dieną, kreipimasis į AI, yra kiekviena kompanija padaro po 100 užklausų per valandą, pavyzdžiui. Ar tokį kiekį 100 užklausų per valandą, čia man atrodo netgi nerealu, nes jeigu mes turim kompaniją kokį 100 darbuotojų, tai vienas 100 užklausų tau gali, atrodo, čia mažai per vieną valandą, nes tu gali ten padaryti tą, paieškoti maždaug, nes jeigu mes jau naudojam AI, tai naudojam jį visur maždaug šitągi. Ir tada, kai padaugini iš visų kompanijų, kiek mes turim pasaulyje, nes pasaulio kompanijų yra be galo daug maždaug, jei jos visos staiga pradeda naudoti AI, kiek reikės tada elektros tam padaryti maždaug. Ir tada klausimas vėlgi, tai čia yra nemažai daug darbo daroma, kad maždaug tas kiekis elektros sunaudotų ir kad, pavyzdžiui, dabar jau gali LLM'us parsisiųsti ir leisti ant savo personalinio kompiuterio. Nors ten vis tiek reikia grafinių plokščių, taip toliau. Bet vėlgi, jeigu mes šnekam ir norim pasakyti realybę, remtis, mums reikėtų rengtis į tokius rodiklius maždaug, kurie yra būtent realūs, o ne sakyti maždaug, čia viskas bus, čia ateis intelektas. Vos ne tokia ateitis brėžiama yra, kad kvantinis kompiuteris jau dabar sukurtas, yra maždaug ir ant jo leisim tos visus. Grįžkim gal prie kitų irgi temų. Aš norėjau paklausti, kaip analizuojant duomenis yra išvengiama šališkumo ir tų vadinamų žmogiškųjų bias, kokios technikos yra pasitelkiamos, kad tas, kuris surinkinėja duomenis, kuris aprašo algoritmus, sukurtų tą algoritmą arba surinktų tus duomenis, kurie nebūtų šališki, atitiktų kuo labiau realybę ir tą žmogiškai faktorių. Vėlgi, čia yra, statistika šituo atveju gali daug ką padėti, nes idėja ta, kad, vėlgi, kaip sakant, jeigu mes turim reprezentatyvią imtį, ir mes padarom modelį, kuris yra validus, mes sukonstruojam modelį, kuris yra validus, ir kuris veikia geras ir gerai atspindi tą realybę, tai reiškia, viskas ir bus gerai, tai reiškia, modeliuojam tai, ką turim, maždaug. Tai reiškia, yra vėlgi, maždaug, kaip sakant, vėlgi yra gausybė dalykų, būtent statistikos moksle padaryta, maždaug, kurie leidžia tau patikrinti, ar tavo, vėlgi, visi tie biasai, taip toliau, maždaug, ar tu juos kontroliuoji, maždaug, tai vėlgi, nes vėlgi, koks statistikos mokslo uždavinys, tai reiškia, aš turiu duomenis ir aš noriu įvertinti kažkokį tai dalyką, koks yra geriausias įvertis, kuris tai daro ir kokios to įverčio savybės. Ir mes turim tos įverčio, kai mes sukonstruojam kažkokį įvertį, tai yra tam, kad jį sukonstruot, už kiekvieno statistinio metodo sveriasi didžiulis maždaug aparatas, kodėl tas metodas duoda geriausią įvertį. Tai čia tam tikras toks klausimas iškyla, ne ką naudoti, kokį tą metodą. Tai dėl to mes ir turim parinkimus pagal duomenis, parinkim metodą, kuris prie tam tikrų prielaidų, nes viskas statistikoje paremta, bet kuris modelis veikia gerai prie tam tikrų prielaidų. Tai tavo darbas yra kaip statistikų arba kaip duomenų mokslininkų įsitikinti, kad modelis, kurį taikai, tenkina tas prielaidas, kuriam tas modelis yra tinkamas. Ir čia atsiranda daug visokių dalykų, maždaug Kaip realybėje tai atrodo? Kaip realybėje atrodo? Kaip žmogus tavo komanda arba tu priima sprendimą, kokį modelį taikėt? Jūs knowledge base turit, iš kurio pasirenkat, ar čia tiesiog toks know-how? Bet čia yra darbo dalykai, vėlgi, pavyzdžiui, kas yra, pradėkim nuo elementarių dalykų, pavyzdžiui, tiesinė regresija. Tai tu turi maždaug tam, kad tą padarytum, tai yra machine learning, statistika, tai yra, koks modelis gerai veikia. Pavyzdžiui, nemažai dalykų pavyzdžiui, pats populiariausias dalykas validacija yra, kuris yra labai paprastas, bet labai efektyvus, ir kuris naudojamas machine learning pagrindas, tai yra duomenų padalinimas į train, test ir validation. Train, validation ir test. Kad tu turi duomenis, tu juos pasidalini į duomenis, ant kuriuo tu ranini modelį, kur tikrini modelį validation maždaug reiškia, tu validuoji modelį ant validation seto, kuris ir tie duomenys atskirti, kad modelis, ką išmoksta ant training, negali maždaug validuoji šitągi ant duomenų, kurie vėlgi, kur modelį judėti, žiūrima pagal validacijos duomenys. Ir dar turi trečią datasetą, test setą, kuris yra atskirai ir kodėl tu pasižiūri, ar tavo modelis gerai veikia. Ir idėja ta, kad kai tavo modelį tu padarai ant duomenų visiškai nepriklausomai, po to tikrini ant tokios minties, kuri
kurio modelis nėra matęs, tai tu turi iš karto turi vaizdą, kiek tai atspindi maždaug šitą, kiek tai yra realu. Ne? Nes tau iš karto toksai pasidalinimas, nes idėja ta, kad tą padalinimą, kai tu turi su savo modelis, viską, ką darai su to modeliu, tos validacijos seto, to test seto nieks nemato maždaug tipo. Ir tada tu su juo pasitikrini maždaug šitai. Tada tu iš karto turi tokį elementarų dalyką, kuris tau pasako maždaug kiek tau, nes jie, pavyzdžiui, dažniausia problema yra su modelis yra overfitas. Kad tu darai, tai reiškia, kad prie tavo duomenys, modelis prisitaiko prie tavo duomenų. Ir reiškia, pavyzdžiui, klasifikacinis modelis, tavo duomenys, pavyzdžiui, klasikinis pavyzdys, pavyzdžiui, kurio buvo šitaigi vilkų, ar yra paveiksliukai yra vilkas, ar ne vilkas maždaug atskiriamas. Ar haskis. Ar vilkas, net man atrodo, ten buvo su vilkais maždaug tipo. Ir idėja ta, kad visos nuotraukos vilkų buvo sniego fone maždaug tipo. Ne? Ir tada gaunasi, kad modelis vietoj to, kad atpažintų vilkus, jisai atpažino, ar yra sniegas, ar nėra sniego. Ir tada, kai tu paduodi maždaug, tipo, pavyzdžiui, katę sniego. Ten buvo su haskiais, jo, ir paduodamas haskio nuotrauką sniege, tai traktuojama kaip vilkas, jo. Tai šitagi, Ir čia yra toksai klasikinis pavyzdys, maždaug, tipo, kai tu paduodi duomenis, kurios modelis nėra matęs, tarsi tas yra maždaug, tipo, ar jisai veikia taip pat gerai, kaip buvo šitagi ant tavo train seto. Ne? Tai čia yra fundamentalus dalykas, maždaug, tipo, kuris tau leidžia labai paprastai, maždaug, tipo, pasitikrinti tokią tą intuiciją, ar tavo gerai viskas veikia. Tai čia yra vienas toksai fundamentalus dalykas, bet vėlgi reikia turėti omeny, kad kaip tu sudarai, tada klausimas yra, kaip tu sudarai tos train setus ir savo train, test ir validation ir test setus, kaip tu juos padarai, nes tu gali juos padaryti neteisingai ir turėti neteisingą vaizdą maždaug tipo. Tai vėlgi čia turi būti, tada atsiranda, kas yra reprezentatyvus samplas. Ne? Ir, pavyzdžiui, mes čia turim yra šitagi, kai mes turim, pavyzdžiui, duomenys, čia problema AI etikos ir taip toliau, kur jeigu turi mūsų duomenys nemažai užkoduoja biasų, kurie yra tiesiog, pavyzdžiui, tas pavyzdys buvo, nemažai pavyzdžių ateina iš Amerikos, kur, pavyzdžiui, naudoja softą, pavyzdžiui, klasifikuoti, kuris ar tas kalinys gali išeiti anksčiau iš kalėjimo maždaug tipo. Ir tos duomenys buvo patreinintas, o priimamas sprendimas maždaug, tipo, ar jis išėjo, ar jisai grįš atgal maždaug šitą dieną, ta prasme, pagal kažkokius tai duomenys. Ir idėja ta, kad tas modelis prisitaikė, kad žiūrėk, jei tu esi juodaodis, sėdėk kalėjime maždaug, tipo, nes yra maždaug, tipo, tas pagavo biasą, kad tiesiog juodaodžiai yra neproporcingai atspindintys maždaug šitągi, grįžtančių, ne? Nors kad jie daugiausia daro nusikaltimų dėl, tarsi, kad rasė susijusi su socioekonominiu faktoriu, maždaug tipo, kad tiesiog yra neturtingesni žmonės ir ne dėl to, kad odos spalva, dėl to, kad jis juodaodis, o dėl to, kad yra socioekonominiai dalykai, gaunasi, kad visi juodaodžiai, nesvarbu kokia socioekonominė padėtis, supuola į vieną maždaug šitai. Tai čia yra šitas biasas, kuris yra inherent bias maždaug duomenyse ir tada tau reikia realiai sudėlioti tavo duomenis, juos paslinkti, kad būtų atsižvelgiama į tą biasą, nes duomenys yra bias. Tai vėlgi, tai mes turim problemą, čia jau yra, tau reikia, vėlgi, kai tu darai, maždaug, pavyzdžiui, priimi sprendimus, tau reikia įsiaiškinti, kas yra tas reprezentatyvumas ir kad tas reprezentatyvumas atspindėtų tikrąją padėtį, o ne maždaug šitai kažkokius tai biasus. Tai yra metodai, kurie leidžia mums patikrinti, kurie leidžia įsitikinti, kad biaso nėra, bet yra vis dėlto tas terminas, tas kitas žingsnis, maždaug tipo, kad tu turi žiūrėti į savo modelius, ar pas juose nėra kažkokio tai biaso. Ir čia jau yra, nieko nepadarysi, čia yra, vėlgi, čia yra, kaip sakom, aktuali sritis ir yra statistika duoda tau gausybę modelių ir nemažai netgi šitą. Yra tam tikrų grinai tokių įrankių, kurie vizualizuoja, parodo ir palengvina tam žmogui atpažinti kažkokias tai pamatyti duomenyse, kad yra kažkas tokio negero. Dėl to aš ramus dėl savo darbo vietos ateityje. Aš jau žinau, koks atsakymas. Ne, tarsi, yra nemažai įrankių, bet tokio įrankio, kad tau pasakytų taip arba ne, be jokio tavo išmanimo, ta prasme, tai nėra, nebus tokio. Nes, matot, pavyzdžiui, čia yra aktyvus, maždaug, tipo, vėlgi, yra, ta prasme, už tokių biasų identifikavimo, dažniausiai istoriškai pasižiūrėsim, jie yra atrandami maždaug, tipo, kad nors kad
iš pradžių žmonės sugalvoja, kad čia gali būti biasas, tada sugalvoja statistinį metodą, kuris patikrina, ar tikrai yra biasas. Pavyzdžiui, vienas Heckmanas yra toksai garsus mokslininkas, ekonomistas, kuris, man atrodo, gavo Nobelio premiją už tai, kad jisai sugalvojo specialų modelį, kuris atsižvelgia į biasą, kuris tyrė maždaug tipo moterų, tas nelygybė maždaug šitągi atlyginimų. Ir idėja ta, kad yra, jeigu tu lygini paprastai imi moteris ir vyrus, tu ir lygini jų atlyginimus, ten ir dedi ten visokius, ten, kaip sakant, kiek laiko dirbo, taip toliau, tavo duomenys iš karto yra bias, nes moterys dažniausiai yra neatsižvelgi tas moteris, kurios pasirinko nedirbti, arba kurios yra sprendimas, kurios ar eiti toliau dirbti ar ne, maždaug tipo. Ir gaunasi, kad tu stebi tą savo imtį, maždaug tipo, kuri jau yra paslinkta, dėl to, kad tu nemodeliuoji. Noriu pasiklausti, bet gal tu kažkokį irgi žiūros kampą, nes aš atsakymo tokio, bent jau krypties irgi nelabai nuvokiu, skaitant įvairius mokslinius straipsnius, visada, ypatingai labiau humanitarinius sričių, visada paminimos tam tikrų reiškinių koreliacijos ir kad kozacijos mes čia išvesti labai negalim, tai todėl reikia dar daugiau tyrimų ir taip toliau, klasikinė išvada. Kas yra koreliacija ir kozacija, aš tai kaip ir žinau, nežinau, ar aš teisingus terminus naudoju, bet kaip duomenyse būti užtikrintam, kad tu suradai ne tik koreliaciją, kai tik kažkokie du dalykai vyksta vienu metu, bet ir kozacija. Kokie modeliai ar principai yra taikomi, kad nagrinėjant kažkokį fenomeną, tu būtum tikras ir galėtum tada, sakykime, kažkokiam moksliniam darbe pateikti, kad tu suradai kozaciją. Turbūt atsakymo vieno irgi neduosi, bet bent jau, kad nutuokti, kaip tie, kurie analizuoja duomenis, gali prieiti tokios išvados, kad čia yra kozacija, o ne koreliacija. Tai vėlgi, tai čia mes turim šitągi vėlgi. Kozacija turi labai paprastą žodį lietuvišką priežastingumas ir jį tiesiog galim naudoti, nes visiems žinom, kas yra priežastis ir pasiekmė. Tai visi žinom, ar, pavyzdžiui, priežastingumas ir koreliacija, visi žinom, kas yra koreliacija, kad tai yra sąryšiai maždaug tipo, bet kad ar tai yra priežastinis sąryšys, mes nežinom. Ir vėlgi, šitoj vietoj viskas tada remiasi ant modelio, ne? Ir va čia mes ateinam į tą šitągi modeliavimą realybės, kad viską realybę mes modeliuojam modeliais. Ir realiai maždaug tipo, jeigu tu sudėlioji modelį teisingai, tai tam modelį yra užkoduoti priežastiniai ryšiai. Ir tada tu modelį vertini ant duomenų ir tada tau modelio ten kažkoks koeficientas ir taip toliau, tu jau gali sakyti, kad tai yra priežastinis ryšys dėl to, kad tau modelis sako. Ne? Tai viskas tas labai gerai veikia, pavyzdžiui, biologiniuose dalykuose arba šituosegi, ten tose dalykuose, kur mes turim kažkokius mechanizmus, medicininius, pavyzdžiui, kur tu gali paaiškinti ne tik tai duomenys, bet tau yra medicininis, aišku, įvykis, kodėl taip įvyko. Tada tu gali sakyti priežastį, pavyzdžiui, su COVID. Kodėl, pavyzdžiui, vakcinos veikia, o ne vakcinos žudo. Nes šalia duomenų yra ir medicininis paaiškinimas, nes tam, kad pasakyti, kad vakcinos žudo, tu turi įrodyti maždaug, tipo, ne tik tai parodyti, kad duomenys ten kažkas veikia maždaug, paskiepė žmogų, jis numirė maždaug, tipo, bet dar turi pasakyti maždaug, tipo, tai koks buvo tas realus mirties priežastis maždaug, tipo, nes nėra taip, kad mes nežinom tiek apie žmogų ir jame vykstančius organizme vykstančius procesus, kad galim pasakyti, bet koks maždaug bakstelėjo tau kažkokią suleido medžiagos ir tu nuo jos mirei. Tai paprastai viskas nevyksta maždaug šitaigi. Tai dėl to reikia, taip grįžtant to, kaip atskirti tą priežastinius ryšius, ir mes turim modelį, ne? Ir modelis mums dažniausiai tą pasako. Dabar kaip tą modelio visi supranta, kad modelį neužtenka, kai mes perinam į tokius dalykus, kur nežinai tos tikrosios tiesos. Tai čia yra visokiausių įdomių mechanizmų ir įdomių mokslinių teorijų ir kaip tą kauzalumą, tą priežastinius ryšius atsekti maždaug. Ir čia yra, tikrai, čia yra ta aukštoji statistika, galim tai pavadinti, kaip turėdamas kaip tu turi galvoti apie savo duomenis ir taip toliau, kad tu įsitikintum, kad čia yra priežastinis ryšys. Ir tam yra tam tikros metodikos, kaip tu tą gali padaryti. Šiuo metu ten irgi
nemažai šitą, va čia yra vienas mokslininkas Judea Pearl, yra knyga parašęs apie tai, maždaug, tipo, visą metodologiją, kaip tu tą padarai, maždaug, tipo, kaip tu tą gali padaryti. Aš gal, vėlgi, ten yra, kaip sakant, dažniausiai tie priežastiniai ryšiai, žinai, vėlgi, nu, atsiranda tokiose specifinės situacijose, kai tau tikrai reikia įsivaizduoti, kad tikrai priežastinis ryšys. Ir tam yra krūva maždaug tipo artuba dabar su neuroniniais tinklais ir ten ML, vat, yra neseniai čia buvo prieš LLM'us didžioji banga buvo su kozalumo sąryšiais, kaip nustatyti, kad ar tikrai pas tavę yra priežastinis ryšys ar ne. Tai aš sakyčiau, žinai, tipo, nu vėlgi, jeigu mano srityje būtent tie priežastiniai sąryšiai ir su savo duomenim, kur turim, nu tiesiog yra ekonominiuose duomenyse, taip lengvai tu nepasakysi ir tiesiog tu gali sakyti, kad dažniausiai lengviausia ką daryti, kad žiūrėk, čia yra sąryšiai, mes nežinom, ar tai yra priežastiniai, bet jie tikriausiai yra naudingi. Nors darykit prielaidas, tu sakyt, kai tu pristatai savo, tai žiūrėk, mes nagrinėjom koreliaciją. Ir mes nežinom tos tikros sąryšiai, bet tos koreliacijos gali būti naudingos. Ne? Nu, gal čia kažkas, bet ar tos koreliacijos šiuo momentu man užtenka jų, kad priimti sprendimą. Nes jeigu net ir mes turim, aš dažniausiai, pavyzdžiui, klasikinis pavyzdys maždaug šitągi, kai mes neturim priežastinio ryšio, kai, pavyzdžiui, mes turim, nagrinėjom Y ir X, du kintamosius, kad X veikia Y, priežastinis ryšys, o iš tikrųjų yra paslėptas kintamasis Z, kuris veikia abudu ir X ir Y. Ne? Ir tada mes gaunam, kad, nu jo, Z, kadangi paveikia X, jis paveikia Y, bet iš tikrųjų Z veikia X, Z veikia Y maždaug tipo. Tai va, tai bet idėja ta, kad tu, nors jeigu tu modelį gali žinot apie tokį Z ir tada įtraukti į modelį, tai viskas okei. Bet jeigu tu nežinai, apie Z yra maždaug tipo, tada gaunasi čia toks pernas į filosofinį dalyką maždaug tipo, kur tu fundamentaliai, jeigu tu turėtum visus įmanomus duomenis aplinkui, tai tada jo, galėtum su jais remtis ištirti priežastinius sąryšius, bet mes vis ateinam į tą ribą, kur yra duomenų, kuriuo tu negali surinkti. Ir tada tu tiesiog gali sakyti, nu okei, aš turiu, koreliacijas, taip toliau, aš jas nagrinėjau, nes tiesiog yra tų duomenų ir aš nežinau. Bet man jos gali būti vis tiek naudingos. Bet ar kažkokių kitokių būdų, sakykime, jeigu įsivaizduosim Excel'e, turim iš viršaus į apačią eilutes kažkokie žmonės, o tada iš kairės į dešinę turim stulpelius įvairius faktorius, kurie įtakoja tam tikrus dalykus. Tai kuo daugiau tų stulpelio turim, tuo sunkiau nustatyti tos priežastinius ryšius. Arba galbūt jiems reikia... Kaip tik tai lengviau, kuo daugiau. Jo, kuo daugiau, nes mes tada... Aš kažkaip supratimą turiu, kad čia kaip tik sudėtingėja, nes tada atrodo, tarsi reikia priskirinėti svorius skirtingoms įtakoms ir tada, paaiškink, debunking šitą mano mitą. Ne, čia ne mitas, čia tiesiog yra, kuo turi daugiau, nes vėlgi, tam, kad kas yra, pavyzdžiui, priežastinis ryšys, maždaug, mes jeigu kažkokį norim Y, pavyzdžiui, mes kažkokį, tam, kad rasti priežastį, kas yra Y priežastis, ne? Tai idėja ta, kad su to pavyzdžiu aš turiu Y ir X, yra kažkoks Z, ne? Z aš nematuoju, bet jeigu aš turiu visus įmanomus išmatuojamus rodiklius, ta prasme, tai aš tada galiu tiesiog patikrinti, yra frame, būtent kai aš turiu visko įmanoma daugiau duomenų, tada atsiranda, kaip sakant, yra statistiniai frameworkai, kurie leidžia patikrinti tuos priežastinius ryšius, bet esmė yra tas fundamentinis dalykas, jeigu tu yra kažkokie rodikliai, kurių tu nežinai, ar jie yra maždaug, kurie gali veikti. Ir jų, tiesiog tu gali, pavyzdžiui, remdamasis kažkokią tai kitokią žinią maždaug apie pasaulį, tu gali pasakyti, kad čia yra neišmatuojamas rodiklis, kuris tikrai yra svarbus maždaug tipo. Tai vėlgi, tada statistikoje tu gali, pavyzdžiui, remtis maždaug kažkokias prielaidas, pavyzdžiui, panelinių duomenų ekonometrija yra nestebimas maždaug tipo individuali savybė, kuri tiesiog gali turėti modelyje ir ją įtraukti į modelį ir įvertinti maždaug, kad tavo įverčiai būtų nepaslinkti, atsižvelgtų į tą savybę. Ir ten visokių dalykų. Tai čia yra, tai dažniausiai į priežastingumą tie visi frameworkai tau leidžia pasakyti, eliminuoti tai, kas tikrai nėra priežastis. Ir, pavyzdžiui, čia vėlgi kitas yra vienas, paminėsiu jums, šitągi Simsas gavo šitągi Nobelio premiją už savo darbus ir jis nagrinėjo Grangerio priežastingumą. Yra toksai ekonometrija, toks yra Grangerio priežastingumas maždaug. Tai yra realiai maždaug tai nėra priežastingumas,
bet jis yra pasako maždaug tipo, kad tu, jeigu gali ištirti maždaug, tu nagrinėjai 2 laiko eilutes ir žiūri, nes laiko eilutė, tai reiškia, tu žiūri, kaip vienas rodiklis, kaip vieno rodiklio lagai, praeitos reikšmės, padeda prognozuoti kitą rodiklį. Ir tada tu sakai maždaug, tipo, jeigu ateities reikšmės visiškai nepadeda prognozuoti tavo rodiklio, tai reiškia, tas rodiklis įtakoja maždaug, tai reiškia, kad tai, kas jisai subanguoja, ane, tai jo bangavimai persiduoda į Y, ane, prasme, ir idėja ta, kad persiduoda tik tai į priekį maždaug, tipo. Nes idėja ta, kad jeigu priežastingumo nėra ir kažkas jie banguoja tarpusavyje maždaug, tipo. Dėl tų paslėptų, ne? Tai paslėptų ir taip toliau gaunasi, kad jeigu tu gali paaiškinti ta prasme dabartį Y su X ateities reikšmėm maždaug, tipo, tai koks čia priežastingumas maždaug, tipo. Tai reiškia labiau, kad Y įtakoja X maždaug, tipo. Nes idėja ta, kad tu žiūri tada poveikį laike. Ar tavo koreliacijos yra, jeigu jos laike veikia tik tai koreliacijos iš praeities maždaug, tipo, tai galiu išsakyti, kad jau čia yra kažkoks priežastingumas. Arba tiksliau sakyti, kad jeigu koreliacijos iš ateities veikia padeda naudingai prognozuoti tavo X, tai reiškia, tu tikrai X, ta prasme, kad Y nėra priežastis X, nes reiškia, maždaug, tipo, ateina iš ateities kažkas. Tai. Ir toks yra įdomus, toks yra apibrėžimas, kuris vėlgi, nebereikia už tai gavo Nobelio premiją, maždaug, tipo, nes tau leido pasakyti, maždaug, tipo, kas seka po ko, maždaug, tipo, kas tau padeda prognozuoti ką, maždaug, tipo. Toks gaunasi apėjimas tų priežastinių sąryšių, kad tu tada žiūri maždaug ne kas priežastis, ar ne priežastis, o kas padeda ką prognozuoti. Ar vieno ateitis padeda prognozuoti, tarsi praeitis maždaug, tipo, tai reiškia, kad gaunasi, kad tada reiškia, toksai, tu daugiau eliminuoji maždaug, tipo, kas tik, nes jeigu praeitis nepadeda prognozuoti maždaug, tipo, o padeda ateitis maždaug, tipo, dar reikia ateities reikšmės, tai reiškia, jokio priežastinio ryšio negali būti maždaug, tipo. Tai tam reikalinga papildoma analizė, bet duomenys tau leidžia eliminuoti, kas tikrai nėra priežastis maždaug šitai. Tai tai čia toks yra... Kaip tau sekėsi tuos priežastinius ryšius, nežinau, analizuoti, įrodyti, kai dirbai sveikatos ekspertų tarybai, ką ten veikėjai ir ką ten pamatėjai, kaip ten tie sprendimai priiminėjai, kokia ten tavo funkcija buvo tuo metu? Ir tos sveikatos tarybos, tiek sveikatos tarybos, tiek nepriklausomų ekspertų tarybos prie ministrės, prie vyriausybės, tai jų buvo, kaip sakant, teikti, nagrinėti turimą informaciją, ką mes žinom apie vakcinas, ką žinom apie mokslo, maždaug tipo pasiekimus, taip toliau, ir tą informaciją suvirškinti ir pateikti sprendimų priėmėjams. Tai, manau, atrodo, tuo atveju maždaug, tipo, kadangi tai buvo patariamosios tarybos, jos atliko savo funkciją, atliko pakankamai gerai, nes vėlgi, tam, kad suprasti, kas vyksta ir interpretuoti teisingai, tam reikia ekspertinių žinių. Ir laiko trūkumas buvo nemažas. Tai taip, bet yra idėja, kad tu turi tą tikrą grupę ir tu surenki ekspertinės žinias iš įvairiausių sričių. Vėlgi, aš nors buvau pats vienas iš tų labiausiai matomų ir taip toliau, reikia turėti neužmiršti, jeigu pasižiūrėti tą sudėtį. Ten buvo rimti ir medikai, ir kitų sričių specialistai, kurie nesirodė viešumoje maždaug, tipo, bet kurie buvo iš tikrųjų ženkliai svaresnė, to prasme, padarė svaresnį indėlį ir galėjo validuoti. Mano darbas buvo vėlgi, kaip sakant, tiek pradinis mano darbas ir pats didžiausias buvo tai pasirūpinti, aš sakyčiau, kur aš padėjau parodyti, kad mūsų duomenys, kad mes turėtume gerus duomenys, kuriais galėtume Lietuvoje stebėti situaciją. Ne? Tai, pavyzdžiui, buvo ten... Tik patikslink, ką turiu omeny, čia tam tikras dar vienas filtras nuo kažkokių centralizuotų kitų tarptautinių įstaigų duomenų, ar vietiniai duomenys, taigi pačioje pradžioje, kai prasidėjo pandemija, 2020 metais, kai prasidėjo, tai mes duomenys mūsų buvo tragiški. Ten buvo, kai skelbdavo NVSC su sveikatos apsaugos ministerija, ta prasme, tai tie duomenys pastoviai vienas su kitu nesiderindavo. Ta prasme, pasakyti, kiek mes turime iš tikrųjų užsikrėtimų, koks yra trendas ir ar čia didėja ar prastėja situacija, tai nebuvo, pavyzdžiui, 20 metų pabaigoje, kai vėlgi ten buvo rinkimai, buvo nuėjusi vyriausybė, tai ten buvo, pavyzdžiui, tam, kad kad surinkti duomenis apie mirtis COVID-o,
tai reikėdavo ne tik, kad mirties liudymą parašyti, bet dar nusiųsti atskirą raštą NVSC maždaug tipo. Tai buvo toks didžiausias maždaug tipo, kad mes, čia visi kažkodėl tą užmiršta, bet čia, man atrodo, buvo vienas iš baisiausių dalykų, ką buvo galim padaryti maždaug tipo, kad mes nežinom, kiek tiksliai žmonių miršta. Ne? Nes tiesiog buvo gepas maždaug tipo, kad mes sakėm, kad žmonių mirė ten kažkur 60, ten 20, o realiai mirdavo dvigubai daugiau, nes neteidavo duomenys mirčių maždaug tipo. Dėl Bet to, kad... tas dalykas, kuris stabdė duomenų surinkimą, buvo iš praeities, ar tuo metu priimtas blogas sprendimas, kurį reikėjo po to iš karto vėl taisyti? Tai tas buvo tam, kad nebuvo čia apskritai, čia buvo nesutvarkytas duomenų priėmimas, maždaug tipo. Kas renka duomenys ir kaip jie eina, žinai, tipo. Nes buvo naudojamas, viską darė NVSC, o NVSC tiesiog neturėjo gebėjimų ir galimybių surinkti tokius duomenų kiekius, juos apdoroti ir juos pateikti, maždaug tipo. Ir tas pradėjo keistis maždaug tipo, kai praėjo, buvo iš NVSC perėmė maždaug viską, perėmė šitą valstybinę duomenų agentūrą ir ėmė pradėjo imti duomenys iš sveikatos, ir juos analizuoti, nes ten reikia duomenų paimti tos duomenys. Tai čia kardinaliai pasikeitė surinkimo būdas, ne? Taip, pasikeitė į tą būdą, kuris buvo, kaip sakant, patikimas, iš kurio mes galėjom vienas dalykas patikimas ir jis buvo nuoseklus, kad mes tos duomenys, kurie sueina, mes kiekvieną dieną padarė tas ataskaitas, kad tos kiekvieną dieną tos einantis duomenys buvo nuoseklus ir mes pagal tos duomenys buvo galima spręsti apie situaciją. Nes iki to laiko, kai perėmė valstybinė duomenų agentūra 21 metų pradžios maždaug tipo, mes neturėjom patikimų duomenų, mes nežinom, kiek tiksliai žmonių miršta. Ir tas, pavyzdžiui, sprendimų nepriėmimas nueinančios vyriausybės, kur žinojo, kad yra bloga situacija ir vis tąsė, tai prasme, nepriėmė sprendimų kažką daryti, nes kai atėjo Šimonytė, kai atėjo nauja vyriausybė, iškart buvo sprendimas karantino. Jis buvo pavėluotas. Niekas, pavyzdžiui, neskaičiuoja, kiek tada žmonių mirė dėl to, kad pavėluotas buvo karantinas. Nes mirčių buvo daug, maždaug tipo. Ir mes šnekam apie kelis tūkstančius kažkiek žmonių, kurie mirė be reikalo vien dėl to, kad mes nepaskelbėm kartu karantino. Ir vėlgi čia gali būti irgi toks dalykas, kad nebuvo pakankamai duomenų, kurie galėjo įtakoti sprendimo priėmėjus. Nebuvo pakankamai duomenų, kur visuomenė suprastų, kokia yra situacija bloga. Nes, vėlgi, čia yra ne man klausimas, ar sprendimų priėmėjai tuo metu, kurie buvo vyriausybėje, matė tos duomenys ir žinojo maždaug, ar nepriėmė sprendimų, ar jie buvo ar jie nežinojo, nes tiesiog nebuvo sutvarkyti duomenų procesai, ar jie žinojo, čia vienas dalykas, aš būčiau linkęs pasirinkti tą, kad tiesiog iš nežinojimo, nes nei ponas Veryga, nei ponas Skvernelis nėra duomenų ekspertai ir jie negali, ta prasme... Niekas nesiruošė turbūt tokiam dalykui, čia kaip su kokiom ten bunkeriais arba ten slėptuvėm saugumo, ta prasme, niekas nesiruošė ilgą laiką, karas ir dabar vėl į problemą. Įdomus dalykas, vėlgi, kai visi nori maždaug, aš neretai susilaukiu, pasiūlymų, kai buvo LRT laida, kur mane klausė apie duomenų mokslą ir leido žmonėms skambinti užduoti klausimus, tai pirmas klausimas buvo, ar susiskaičiavai, kiek metų sėdėsi, už tai, kad aš rėmiau, kur pasisakiau už vakcinavimą ir taip toliau. Tai man yra klausimas, kodėl mes neanalizuojam maždaug, tai kiek dėl neblogų padarytų sprendimų mes praleidom maždaug mirė Lietuvos žmonės maždaug. Ir čia yra, man atrodo, yra tragedija tam tikra maždaug, kad mes, nors vėlgi duomenų surinkimas, taip toliau, mes turėjom visą vasarą prieš, pavyzdžiui, 20 metų tą piką, maždaug, kuris buvo didžiausias, nes buvo karantinas, atleidom karantiną ir karantino nėra, viskas puiku, maždaug čia viskas stebuklinga ir tada karantino nenorėjo daryti, nors mes neturėjom nei vakcinų, nei ko, maždaug ir buvo būtent tas COVID-as sukosi maždaug pats pavojingiausias, maždaug kur žmonės pirmą kartą matomi maždaug ir buvo tas didžiausias mirštamumas. Bet vėlgi, jeigu pasižiūrės visam pasauliu tas pats buvo, tai mūsų valdžia nėra ko išskirtinė, bet vėlgi, kad nebuvo diskusijos, kaip tą užsitikrinti ir kaip tą padaryti geriau, nors vėlgi, tikrai, vėlgi, dėl to aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad mes turim valstybės duomenų agentūrą, kuri ir turi įrankius, kurie leidžia tos duomenys apdoroti ir mes
ir jie daro visokias švieslentės ir visus tos valstybės duomenys ženkliai geriau gali analizuoti ir surinkti ir jais, kad parodyti visuomeniai, kad nes tam, kad priimti sprendimus, turi būti maždaug, kurie yra valstybiniai sprendimai, tai turi turėti sprendimų priėmėjai, bet ir visuomenė turi gebėti validuoti, ne? Nes visuomenė netikės sprendimais, šitagi, kur reikia ją įtikinti, kad tie sprendimai, kurie priimti, kad jie yra patikimi. Vaido, tai mes į tą paskutinę kategoriją klausimų pereinam apie tą viešąjį valdymą ir duomenis, kas ten pasikeitė. Aš kaip suprantu, nemažai pokyčių yra ir su registrų centru, ir duomenų agentūra, ir ten atvirų duomenų atsirado žymiai daugiau. Ir tu rašei savo aprašyme, kad irgi dirbai su atvirų duomenų ten viešinimo ar projektais populiarinimu. Kas esmingai pasikeitė šitoj ir ar pasikeitė, kur mes judam šitoj vietoj, kur mes galim efektyviau tą viešąjį valdymą ir atskaitomumą turėti? Man atrodo, su duomenim vėlgi, kadangi mes su duomenų ženkliai turim daugiau, atviri duomenys visiems padeda, nes visiems tada atviri duomenys tai yra kaip ir dalykas, dėl kurio mes galim nesiginčyti, nes labai dažnai maždaug tipo ginčų yra maždaug, tai kaip iš tikrųjų yra. Vienam atrodo vienaip, kitaip atrodo kitam.